Toliau pasakoju apie Nycių kaimo gyventojo Tuko Nykštuko ir miestietės Davatkos Vidos draugystę. Taigi Nycietis Tukas pats vis dar negali patikėti tuo, kad taip lengvai ir paprastai jis prarado ir kitą savo draugę, Vidą Pribeldaitę, vėl liko vienišas, išsiskyręs tėvas su mažu vaiku. Ir viskas tik dėl to sekso, tokio paprasto dalyko. Vida supyko po to, kai Tukas pasisakė norintis su ja pasimylėti. Ji iš pradžių dar sakė, kad Tuką jie amžinai mylės, o vos išgirdusi apie seksą, tuo įsigando ir jau bėga nuo šio vyro šalin. O kur dingo Vidos duoti pažadai, kalbos apie meilę? O gal tos meilės visai ir nebuvo? Be to mergina, kuri gerbia kitus žmonės, tikrai neprašys jų įsižadėti savo draugų, o Vida yra visai ne iš tokių, jinai visada gerbia tik save pačią. Bet prasidėjus lapkričiui, Tukas jau ir vėl su autobusu nuvyko tiesiai į Kupiškio miestą, nes vis dar niekaip nenori patikėti tuo, kad jis pats ir Davatka Vida daugiau nebebus draugai, jau visam laikui. Vyras šiuo savo vizitu tikėjosi paskutinį kartą dar bent pabandyti suminkštinti Vidai jos širdį ir atbudinti sąžinę. Vida įsileido Tuką į savo butą, bet iškart jam vėl pasakė tai, kad ji toliau būtų likusi su Tuku kartu, jei jis niekada nebūtų prašęs jo sekso ir bendravęs su burtininkų šeima. Taigi, jis pats kaltas. Tik tai susilaikymas ir dvasingumas yra Vidos gyvenimo pagrindiniai tikslai. O kai Tukas atvirai jos paklausė, kur dingo duoti pažadai, Vida atsakė šitaip: ne visko reikėjo tikėti. 2011 m. lapkričio 3 diena. Štai kaip galėjo atrodyti šis įtemptas ir emocingas Nyciečio Tuko bei miestietės Vidos pokalbis jos bute Kupiškio mieste, tarp šventųjų paveikslų. Laikas 2011 m. lapkričio 3 diena. Vieta – Vidos buto svetainė Kupiškio mieste. Ant sienų tankiai kabo šventųjų paveikslai, nuo lentynos žvelgia Marijos statulėlė, kambaryje tvyro vaško ir smilkalų kvapas. Veikėjai – Tukas Nykštukas iš Nycių kaimo pasimetęs, ieškantis teisybės tėvas, ir miestietė mergina Vida Pribeldaitė, griežta, dvasinio tyrumo siekianti Davatka. Tukas stovi Pribeldų šeimos namų svetainės viduryje, vis dar neįsivilkęs storo lapkričio palto. Vida stovi prie stalo, ranka susidėjusi ant krūtinės, jos žvilgsnis šaltas, o už jos nugaros nuo sienos žvelgia kenčiančio Jėzaus paveikslas. Tukas tyliai lyg bijodamas pažadinti namų ramybę: Vida, aš tiesiog negaliu patikėti, ką buvau iš mūsų klebono išgirdęs. Nejaugi viskas baigta. Atvažiavau autobusu iš savo kaimo per tą visą rudens šlapdribą. Mes juk buvome draugai. Aš likau viena su mažu vaiku, man tavęs reikia. Reikia kaip būsimo žmonos man ir pamotės mano mažajam sūneliui. Kur dingo tavo pažadai, kad mane amžinai mylėsi? Vida, griežtai, net nemirktelėdama, tu pats viską sugriovei, Tukai. Aš tave įsileidau į savo dvasingą gyvenimą, bet mano sąlygos labai aiškios ir jos jau buvo išdėstytos. Mes būtume likę kartu. Būtume gražiai bendravę, jei tu nebūtum visko suteršęs. Tukas, skėsteli rankomis suteršęs? Tu kalbi apie seksą. Vida, tai juk paprastas natūralus dalykas tarp vyro ir moters, kurie vienas kitam jaučia jausmus. Būtent tik tai tokiu būdu ir vaikai šeimose vėliau atsiranda, nauji žmonės gimsta. Aš tik pasakiau, kad noriu su tavimi pasimylėti. Mano gyvenime tą dalyką daryti su moterimi visuomet buvo įprastas, normalus dalykas, tą savo pirmoje santuokoje, ir iki jos jau buvau daręs kone 100 kartų. Kodėl tu taip išsigandai ir bėgi nuo manęs lyg nuo velnio? Vida, atšauna, ranka rodydama į šventuosius ant sienos, nes tai ir yra gundymas. Šiuose mano namuose tokiems purviniems troškimams vietos nėra. Tik tai susilaikymas ir dvasingumas yra mano gyvenimo pagrindiniai tikslai. O aš tau ką, ar nebuvau sakiusi, kad su tavimi vaikų tikrai niekada nenorėsiu susilaukti, mano kūno angos kaip visa pilna visuma tik man vienai ir te priklauso, jokių lytinių santykių aš netoleruosiu bandyti turėti, kol būsiu gyva. Siekiu išsaugoti savo skaistybę, nekaltybę visam gyvenimui, tokie mano norai, o čia mat jau ir dabar vis bando jis, vyriškas sutvėrimas, lysti artyn, nepadoriai čiupinėti, kaulyti, kad atiduočiau jam save, kad įsileiščiau vyrą į savo šventumą patirti dvasiškai siekiantį kūną.
Ir ką, ar taip yra vien tik todėl, kas aš gimiau moterimi, kad esu štai tokios lyties ir turiu va būtent tokį moterišką kūną? Ne, tai jau tikrai, kad ne, aš nenoriu būti su visam suteršta iš vidaus su vyro tais slaptais turtais, ne tam aš pati gimiau ir tėvų buvau pamaldžiai užauginta šeimoje. Tu turėjai gerbti mano tyrumą, o tu panorai kūniškų malonumų. Tu pats kaltas. Pabaigė savo ilgą tiradą Vida. O tuo tarpu Tukas pajunta, kaip kyla pyktis, žingsniuoja arčiau, aš kaltas. O kaip tavo meilė, apie kurią tiek kalbėjai? Ar jos išvis buvo? Juk per visą mūsų draugystę aš jau šiek daug švelnumo ir dėmesio buvau tau širdingai padovanojęs. Bet tu pati ką padarei? Mergina, kuri gerbia kitą žmogų, elgėsi kitaip. Tu juk reikalavai, kad aš išsižadėčiau savo draugų. Liepiai man nebendrauti su burtininkų šeima. Vida, tu gerbi tik save pačią, o kitų jausmai tau nerūpi. Va, kur yra tiesa? Vida, pakelęs smakrą, jos balsas tampa dar šaltesnės tiesa? Sakai, tu dar drįsti tai įvardyti kaip tiesą? Tavieji nusidėję iki kaulų pašaknų kaimynėliai burtininkai tau neatneš jokio išganimo, jie tik veda tave iš kelio. Ir jau seniai veda. Aš norėjau tave tik apsaugoti nuo pomirtinių kančių ir nuo gyvenimo nuodėmėje sunkioje, bet tu pasirinkai juos ir savo kūno geismus. Mano širdis rami, aš elgiuosi teisingai prieš Dievą. Tukas, žiūri jai tiesiai į akis, jo balsas dreba iš nuoskaudos, bet tu pažadėjai. Tu sakei, kad būsime kartu. Vida, kur dingo tavo žodžiai? Kur jie visi dabar pasidėjo? Atsakyk, laukiu tavo atsakymų. Vida šaltai šypteli, nusisuka į langą, ne viskuo reikėjo tikėti, Tukai. Ne viskuo. Kambaryje įsivyrauja spengianti tyla. Tukas supranta, kad šio širdies jau niekas nesuminkštins ir sąžinės nepažadins. Jis lėtai apsisuka ir eina durų link, o šventieji iš paveikslų toliau tyliai stebi jo pralaimėjimą. Išskuba lauk paskubomis, net neatsisveikinęs.